Ir dabar grįžtame į studiją su literatūros rubrika Knyginėjimai trumpai. Praėjusį kartą pristatėme prasmingą Alma Litera iniciatyvą Knygos nesivaiko madų. Tačiau liniją šį kartą norisi pratęsti, apžvelgiant kelias nesenstančias dėmesio tikrai vertas knygas vaikams ir jaunimui. Visą jų glėbį šiandien atsinešė literatūros ekspertė Eglė Bolitavičiūtė. Sveiki, Eglė. Sveiki. Kaip visada, labai smagu Jūsų matyti ir štai kiek knygų, net 5 šiandien atsinešėt ir tarp jų tikrai įspūdingų autorių šiandieną turim. Viena iš jų, beje, yra lietuvių kilmės ją prašytoja, ar ne? Tikrai taip. Ir kalbant apie šią akciją, knygos nesivaiko madų, man tikrai visą laiką labai norisi paskatinti tėvus, kurie perka savo vaikams knygas. Na, aišku, naujienos rūpi vaikams, jie nori kažko naujo, bet metų senumo, mes jau sakome, metų senumo knyga, bet ar tai sena knyga? Ne, jos vertė nekiek nepasikeitė. Kai kurios čia mano atsineštos knygos jau skaičiuoja daugybę dešimtmečių, kiek jos egzistuoja. Jų tik rūbas pasikeitė, popierius, ant kurio jos buvo atspausdintos. Todėl būtent labai svarbu nesakyti knygai, nes jinai ten 22 metų knyga, dabar 25, tai jau seniena. Ne, knygos nesensta taip greitai kaip drabužių mados. Oi, visiškai žinoma. Ir dėl to šiandien turiu keletą knygų, tikrai tik tai keletą iš daugybės, kurios dėja nepasiekė pakankamai daug skaitytojų, nugulė sandėliuose, o knygai tai praktiškai yra mirtis. Nes knyga yra gyva, kai mes ją skaitome, kai jinai mums įdomi, kai mums svarbi. Kai perleidžiame per rankas, ar ne? Tada labai svarbu, kad kai jinai keliauja. Ir pirmoji knyga yra labai graži. Enciklopedinio tipo knyga Gamtos lobiai, kurioje pasakojama apie įvairiausius gamtos objektus, augalus, mineralus, kaulus netgi kai kur. Kuo jie ypatingi, kuo išsiskiria. Tai apie ir šituos augalus, kurie ritinėjasi dykumose, ar tam tikrą mineralą, arba dar iš pradžios, ką nors parodysiu, ryklio dantys. Vaizdas. Tiesiog labai trumpa, tokia labai gyva informacija vaikams ir, manau, suaugusiesiems taip pat įdomiai papasakome apie tos įvairius objektus. Na ir tai, aišku, tokios knygos mums padeda pažinti plačiau pasaulį, susimastyti, kaip vienas atrodo dalykėlis iš to pasaulio. O koks jis įdomus, koks netikėtas, ryklio dantis, taip aišku, jisai baisus, atrodo stiprus, naršus, toks, bet iš tikrųjų, pažiūrėkime jį atidžiau, kaip jisai atrodo, kas jį sudaro, kuo jis ypatinga. Tiesiog smalsaukime, kitaip tariant, ar ne? Smalsaukime, taip, ir tokių gamtos objektų šitoje knygoje yra per 100, tai tikrai taip galima kiekvieną vakarą po vieną pasižiūrėti, atsiversti ir praplėsti savo pasaulį naujais įdomiais dalykais. Nuostabu, tikrai tokia mokomoji knyga. Taip. Čia kaip gražiai nupiešti yra, ne, stirniukai. Taip, čia yra vaikų literatūros klasika. Bembės, kiek perdirbinių jos yra, kiek filmukų ir vairių susukta. O čia yra originalas. Vertimas, aišku, bet pilna visa istorija. Tikrai labai rekomenduočiau, kad kiekvienas šią knygą perskaitytų, nes aš tam tikrą prasme tokias knygas vadinu moraliniais testais. O, įdomu, kodėl? Papasakokit. Nes kai skaitai apie skriaudžiamą gyvūną, patirianti labai daug iššūkių, netikėtumų ir kartu augantį, nes jis auga nuo pat mažiuko bembiuko iki didelio suaugusio bembio, kuris jau miško galiūnų tampa. Ar verki? Ar tave sugraudina? Ką tu pajunti širdyje? Nes kiek teko sutikti vaikų, tiek ir suaugusių, kurie buvo vaikai ir skaitė šią knygą, dauguma išgyveno labai stiprius jausmus. Ir kodėl tai moralinis testas? Ar tu gali įsijausti į kitą? Ar kito istorija gali tave sujaudinti? O ši istorija parašyta be galo įtaigiai, įdomiai ir tiesiog įsigyveni į to stirniuko bembio kailį. Tai tikrai labai rekomenduoju nepamiršti šitos klasikos ir atrasti ją. Čia iš tų knygų, kur tiesiog privalo atsidurti lentynoje namuose, ar ne? Ir taip grožėtis gali visi, kurie ateina ir gali pamatyti, kad tikrai čia žmogus klasiką jau perskaitęs, vadinasi, gali ir kitas tada skaityti. Taip, ir tai jau aišku šiek tiek paaugusiem vaikam, maždaug nuo 10 metų, jau galintiems ilgesnius tekstus skaityti. Nereikėtų patiem mažiausiam dar, bet jau šiek tiek ūgtelėjusiem.
Taip, keliaukim toliau, dar 3 net liko. Net 3, taip. Štai. Čia turiu jau knygą skaitytojams maždaug nuo 12-13 metų ir tai yra istorija apie holokaustą, apie gyvenimą koncentracijos stovykloje, kur jaunos merginos turi absoliučioje nikybėje, beprasmybėje, smurto aplinkoje kurti grožį, nes tik tai siūdamos ir darydamos gražius dalykus esensininkų paprašytos, esensininkų žmonoms ir panašiai, tik taip jos gali išsilaikyti, išsiversti, išgyventi. Ir tai tikrai tokia labai paveikia istorija apie tą gyvenimo iššūkį, tokį, kurio niekam nelinkėtum, bet kartu tą tvirtybę, kai bet nežmoniškomis sąlygomis tu sugebi atsilaikyti, išgyventi ir dar kažką sukurti. Na, tai atrodo, kaip taip įmanoma, kai tau tenka tiek daug kaip žmogui atlaikyti. Ir aišku, ir draugystės ryšiai, vienas kito palaikymas šitoje knygoje be galo svarbus. Tikrai tiem, kurie vaikams ir paaugliams, kurie domisi knygomis apie holokaustą, Antruoju pasauliniu karu, visą tą tragediją, be galo rekomenduoju. Šiek tiek primena Žmogus ieško prasmės knygą, tik greičiausiai čia jaunam žmogui gal suprantamesnių. Ir personažai yra jaunesnio amžiaus, be abejo priartinta. Taip, super. Kita knyga, tai būtent lietuvių kilmės JAF rašyta, be galo garsi ir mėgstama ir Lietuvoje labai, mes viską verčiamės, ką jos gauname. Ir šita knyga yra netikėta, nes mes ją žinome kaip istorinių knygų rašytoja. O čia jinai imasi negrožinės knygos, kurią nori paskatinti jaunimą ir ne tik, patiems imti rašyti savo istorijas, tai kas jiem rūpia. Bet kaip žinome, rašymas apskritai nėra tik tai ta romantika, prisėdau ir išliejau jausmus. Rašymas yra ir amatas, darbas, kurį reikia išmanyti, atrasti, kas yra įdomiausia, kaip sukonstruoti. Ir čia Rūta Šepetys būtent pasitelkia daugybę patarimų ir pamokų, kurias pati perėjo, išmoko, kaip savo istoriją paversti nepamirštamu skaitiniu. Tai, savo paties asmens, ar ne, istorija? Tai istorija. Kartais būna istorijos tarsi išgalvotos, bet tam tikrą prasme jos gali būti labai tikros, jeigu tu panašius dalykus išgyvenai. Tai į tą tikrumą galima čia keliais aspektais pasižiūrėti. Bet labai svarbu rašyti tai, ką tu jauti, ką supranti, ką moki ir parašyti gerai. Tai jauniesiems ir ne tik rašytojams tikrai rekomenduočiau atsiversti, nes yra labai konkrečių praktinių patarimų papunkčiui, kaip praeiti, apie ką pagalvoti, ką padaryti ir kaip prikelti kažkokius prisiminimų sūkurį iš savo galvos į tiesiog raštu išlietą gerą tekstą. Taip, puiku. Ir paskutinioji knyga angliškų pavadinimų. Kodėl? Oh boy, nes jinai taip ir buvo parašyta. Jinai šiaip yra prancūzų autorės knyga, prancūziškai, bet pavadinimas buvo Oh boy, nes vienas iš pagrindinių veikėjų nuolatos sako Oh boy. Aš daug, o siaubeli, kas čia vyksta aplink mane. Iš tikrųjų, šita autorė Muriel yra labai garsi. Jinai yra pelniusi Anderseno medalį, kuris vaikų literatūros pasaulyje paprastai vadinamas mažoji literatūros, vaikų literatūros Nobelio. Jo tokia reikšmė, nes šiaip Nobelio premija už vaikų literatūrą neteikiama, bet yra įsteigtas kitas prizas. Ir tai būtent tą medalį laimėjusi autorė. O istorija yra tokia labai sudėtinga, sunki, bet kartu taip tragikomiškai ir su sarkazmu ir su humoru, kartais lengvu, kartais sunkesniu parašyta, kad tiesiog skaitai, kvatojasi ir liūdna, ir kvatojasi toks, bet toks ir buvo autorės siekis parodyti, kad net sudėtingiausiamis savo gyvenimo situacijomis, ypač kai mes turime artimųjų kažko šalia, mes galime sau leisti pasijuokti iš to gyvenimo ir to, kas mums kliuvo, nors mums ir labai skauda. O čia labai trumpai, tai 4 vaikai lieka našlaičiai. Ir jų vyriausiasis brolis, tas Oh boy, kuris nuolat sako, jis visiškai niekam nėra pasirengęs, jis toks laisvą gyvenimą gyvenantis, staiga prisima atsakomybę už savo brolius ir seseris ir tikrai labai daug nesusipratimų ir iššūkų jiems visiems tenka kartu gyvenant. Na ir apie tai daugiau sužinosime perskaitę knygą. Ačiū Jums labai, Egle, už pokalbį ir už tai, kad čia atvykote pas mus. Ačiū Jums.